Sveiki, pagalvojau, kad labiausiai tikėtina, kad pamatysit jau pilną video ir šitą darbą išsiuvinėtą, bet galbūt visai galima šiokių tokių žvalgų duoti tiesiog eigoje. Taip, tai jeigu atsimenat, siuvinėjai draugės gimtadienis kovo 9, turiu nedaug laiko. Taip, tai štai kiek turiu, siuvinėjau 3 diena, ne iš eilės, bet tiesiog 3 dieną siuvinėjau. Tai štai kiek jau turiu. Tai jeigu žiūrėt mano praeitą video, matėt ar ne šitą geltoną ir štosto. Gal šitą pradžią, jeigu neklystu. Tai va, tai štai kiek jau dabar yra. Tai čia yra 14 aida, juoda aida. Pirmą kartą siuvinėjau ant juodos medžiagos, bet 14 tai man šiaip labai lengva, jau nejaučiu jokio skirtumo, jei tai būtų balta. Tikrai, absoliučiai man jokio skirtumo. Kas yra šachmatai, nesibaigianti šachmatai ir visas siuvinys yra būtent toksai, nes ir čia tas pats, viena spalva turi šachmatų siuvinė, tada kitą įpaišyti, čia iš vis abi spalvos yra šachmatinės, šachmatai. Pasižiūrėjus, čia šita spalva ir štai šita, tai va tams irgi bus šachmatinė, šis irgi bus šachmatinė, čia net ne šachmatinė, o linijinė. Tai labai daug šachmatinių dalykų, bet šiaip siuvinė sakau labai lengvai. Tikrai nejaučiu, kad čia juoda aida, nes 14 jinai vis dėlto. Bet kokia atveju 14 aida labai lengva siuvinėti, kryžiukai gražus. Viskas lysta puikiai, siuvinėjau su 2 gijom, bet man čia pilnai užsidengė, nematau jokios bėdos. Tai vat, tai akytė, kai imsiu tą šviesiausią spalvą, šviesesnę, užsipildys akytės vidus, tada dar kitaip matysis, nes dabargi nelabai matos, kad čia bus banginiukas. Tai va, tai ką dariau papasakoti, tiesiog, kad juoda aida nėra baubas, bet baubas yra šachmatai. Ypatingai, kaip aš siuvinėjau, be sagos susiuvinėjau tiesiog iš popieriaus, tai va čia yra iššūkėlis, kai neturi sagos. Tai ką, viskas. Tiek norėjau papasakoti, juda greitai, jeigu taip ir toliau varysiu, tai neužtruksiu. O jeigu rimtai, labai norėčiau per sausį padaryti. Bus matyti. Tai ką, čiau. Sveiki visi. Nuverkiau gerą posmą ir galvoju, kol aš dar susu šią emociją, reikia jums parodyti. Rūta parašė, kad turi porą schemų, kurias yra išsiuvinėjus ir gal aš norėčiau jų. Aš labai apsidžiaugiu, sakau, tikrai norėčiau, man mūsų su Rūtos skonis praktiškai viskame sutampa, tai tikrai labai apsidžiaugiau ir gausiu vieną kitą schemą ir kai aš gavau šitą milžinišką dėžę, supratau, kad su Rūta turbūt paprasto nebūna, tai Rūta, neįsivaizduoju, kaip tu mane nudžiuginai. Aš tikrai varčiau ir verkiau ir su vyru kartu žiūrėjau ir galvoju, kad reikia plačiau man pačiai apžiūrėti ir lygiai taip pat visiems parodyti. Tai mano planas yra toks, tai ką aš išsiuvinėsiu, tą aš, kaip sakant, paleisiu ir atiduosiu kitiems. Jeigu matysiu, kad kažko neplanuoju siuvinėti, irgi lygiai taip pat, tiesiog galbūt čia kažkokio ar konkursą padarysim, arba parašysit komentaruose, kas norite. Ir tada perleisiu, nes pati gavau dovanų ir manau, kad toliau galime skleisti šitą džiaugsmą kitiems. Tai ką, pradedam. Gavau saldainių daniškų, tai būtinai paragausiu, prie kavos bus pats tas. Taip, čia sutvarkom. Tada gavau atvirutę, kur palinkėjo rasti laiko ir kas patinka ir pačio laiko, tai ačiū dar kartą. Ir dabar galim pereiti prie dalykų. Tai pradėsiu nuo siūliukų. Gavau štai gražių, čia aš suprantu, rankų darbo dažymo siūlos, kurie keičia spalvas ir visą kitą, tai labai gražus. Dar reikės Rūta pakalbėti, čia galbūt, kažkam tikrams skirta dizainams, tai čia aš jau išsigryninsiu. Taip pat tokie, čia
net nežinau, medvilnė. Taip, medvilnė 100%, medvilniniai irgi labai gražus. Irgi tikriausiai skirti konkrečiam dizainui, netgi įsivaizduoju kokiam, kokiam galėsime parodyti. Parodysiu ir pasakysite, ar aš atspėjau, Rūta man pakomentuos. Tada gau štai tokias 2 medžiagytės. Taip pat suprantu, kad bus dizainams labai gražios irgi rankų dažymo. Nežinau, ar matosi, bet jos nėra vientisos spalvos. Šitą tokia turiu pilkų gražių atspalvių, o šitą raudonai violetiniai žydrų. Tai nuostabios spalvos, labai gražios. 28 kauntas abu ir 13x18 dydžio. Tai tokiam, kaip tik tokiem darbeliam. Tai atsiprašau, aš tokia esu šoke, tai gal nerišliai kalbu, bet tiesiog kitaip man neišeina. Taip, tai galim pradėti. Little House Needleworks, man labai gražus jų dizainai ir štai kokie gražus žyminukai. Namas su avytėmis. Man labai šitie dizainai patinka ir tikrai aš juos siuvinėsiu greitų metu. Greitų metu tai yra šiais metais, turėjome ne žiemai. Antras tas paties stilistikos su labai gražiu tatraku vadinama, kur aš turiu ne vieną jau dizainą išsiuvinėjusius tokią raudoną mašinytę. Tada daržinė irgi trečias. Tai aš tai gal net nedarysiu, dabar taip galvoju, kad gal net nebus kalėdiniai žaisliukai, gal į vieną galima išsiuvinėti pailgą. Tai pasižiūrėsim, bet labai gražus, šitie tikrai bus planuose. Taip, toliau labai gražus sampleris, toks senovinis, gražių tokių man spalvų, tai tikrai matyčiau netolimoje ateityje. Čia yra Quaker Sewing Tray, nežinau šito gamintojo, bet pabandysim ir sužinosim. Plumstring samplers, esu kažką siuvinėjus iš jų ir turiu liktais, reikės peržiūrėti, bet labai gražus Thanksgivingo arba Halloweeno tematikos. Tai iš čia tomeito dėjim, tai pomidorų dama. Labai gražus, galima čia vietą Amerikos vėliavytės padaryti Lietuvos, nes pas mus pomidorų ūkis ne ką mažiau turbūt atsilieka. Šitas nuostabus, aš jau buvau jį nusižiūrėjusi kaip savo norų sąraše. Tai Santos sąrašas iš Country Cottage Needleworks, man jis labai gražus ir tikrai irgi bus vienas iš tų, kuriuos planuoju siuvinėti. Gal net nelauksiu, aš to rudens ir žiemos šitas, wow, absoliučiai mano skonio ir pamatysit, išsiuvinėsiu šiais metais. Taip, kaip tik ir vyrui traukdama kalbėjau, kad Heart in Hand mano yra mylimiausias dizaineris. Žiūrėkit, net kitai pusė yra mano išsiuvinėtas darbas, ar ne? Tai aš jau jį esu išsiuvinėjus. Tai čia turbūt ir galima bus šitos siūlus panaudoti, kur sakiau, kad dar vienas darbas yra, bet manau, kad šitie raudoni siūlai gali būti variantas. Iš kitos pusės nebūtinai jį reikia raudoną siuvinėti, galima kokį tamsiai rudą, pavyzdžiui, turėtų gražiai atrodyti. Čia galima varijuoti, tai labai gražus, labai patinka ir čia yra mano Heart in Handas, yra vienas iš mano favoritų. Čia labai gražus irgi, pomidorai, nes aš džiugau, kad čia yra, Dieve, moliūgai, koks geras. Tai irgi raudona, irgi galima sunaudoti siuliukus, panaudoti tuos. Schema, sorry. Tai žiauriai mielas, žiauriai žaismingas, galima visaip įvairiai ją panaudoti, kaip, pavyzdžiui, pagalvėlę. Madame Chantilly, tai žinote, siuvinėjau ir dabar jos vieną darbą, ir tai yra advento kalendorius. Tai galbūt kažkas atsimenat mano baisiai istorijos advento kalendorių, tai tikėtina, kad pasimsiu kelis paveiksliukus ir jas tiesiog išsiuvinėsiu be spalvų, nes mano advento kalendoriaus istorija liūdna, bet čia žiauriai gražus paveikslėliai kai kurie, tai sakau, aš turbūt pritaikysiu juos tiesiog kaip kalėdinius žaisliukus, nes labai patinka Musmirytė, namukai,
Čia irgi musmirytė su kačiuku ir laiškas. Nu, šiaip man visi jie labai gražus, tai aš manau, kad aš juos kažkaip kitaip priderinsiu, galbūt ant vieno ilgo medžiagos gabaliukų išsiunėsiu be skaičiukų. Gal su skaičiuku, bet tiesiog irgi ant medžiagos, o ne kaip kalendariuką. Labai gražus ir pačiūža kokia smagi ir, na žodžiu, labai gražus. Wow. Oi, gal net nesufokusuoju. Aš taip įsikalbėjau, kad net į kamerą nepažiūrėjau, ar jūs čia viską mato, tai nepykit, tiesiog emocija yra tokia. Taip, mielas kalėdų seniukas, irgi toks greitai išpildomas. Taip, tada abėcėlė, labai graži. Irgi galima turbūt daryti vairiam spalvom, bet yra ir siūlai, tai mėlyną galima laisvai padaryti, irgi toks labai fainas, atsipalaiduojimai, matosi, kad nedidelis, labai smagus. Vėl Heart and Handai, labai fainas seneliukas, o jėtų, labai smagus, tai manau, kad neužtruks. Ir labai gražus Halloweeninis, šitas labai ir tiks prie mano jau išsiuvinėto. Labai. Ir vaiduokliukas. Nu, žodžiu, šitas manau, kad irgi greitai pas mane atsidurs siuvinėjimo. Na, tas greitai turi, aš kalbu apie metus. Tada netgi gavau čia porą laiškelių. Tai, kad yra siūlų ir turėtų užtekti, labai gražus. Šitas tai fantastiškas. Gal aš net ne ant baltos siuvinėčiau, kokios, nežinau, švelnios kitokios, bet wow, šitas man tikrai pakirto mane ir ten yra vidusiliukai. Oi, čia apsivertė esam biškutį. Jėzu. Papa. Taip. Štai tokia schema. Labai graži. Galima tikrai irgi su spalvom čia sužaisti. Hope. Viltis. Tai kaip rašo, kad vilties kupina širdelė. Taip, kaip viltinga širdis, vėliavėlė. Labai faina. Toliau važiuojam. Štai tokia širdis. Manau, tai yra šitas širdis yra susijusias su to, ką Rūta jau yra rodžius apie tą dizainerę. Atrodo Rūta ir čia pasako, Dieve, dabar susipainiau, bet įtariu, kad čia Rūtos ir yra, kur jinai pasako, kad rinko operaciją širdies. Tai dabar jeigu nesipainioju, bet man atrodo, čia Rūtos ir yra istorija, tai tikriausiai iš to reikės irgi perklausti. Aš tiesiog Rūtai parašiau ačiū ir nieko dar neaptarėm, tai išsigryninsim dar. Taip, širdžių karalienė. Irgi labai, net ne širdžių, čia parašyta siūlų karalienė. Iš Alisos tikriausiai, ar ne? Žiauriai faina, labai graži. Irgi galima tikrai visai pritaikyti. Šitą tai jau buvau nužiūrėjus, šitas papugėlės man yra nerealios, ne tik papugėlės, bet ir visa kita. Tai šitą jau buvau nužiūrėjus, žiauriai man patiko, tai pavasarį, manau, gal net kokį patį pirmą ir pradėsiu, nes tikrai visiškai svajojau apie jį. Yra DMC pasirinkimai, nes aš tų spalvų neturiu, nes kaip mato, čia galima siuvinėti pagal dažytomis rankomis. Jėzus Marija, rankom dažytais siūlais. Tai, bet jis ir taip gana spalvotas, tai man atrodo, čia ir DMC kuo puikiausiai tiks. Labai faina šitas šakės. Plius aš esu pradėjusi vieną darbą su papūgom, bet tai yra, kad aš jį pradėjau, tada atsitiko 24 vasario. Ir aš jį numečiau, daugiau nebesiunėjau, nes to šalies yra rinkinys. Na, bet aš jau esu jį pradėjęs, tai gal reikėtų grįžti. Tai kažkada gal parodysiu, man tada net nesu jums rodžius jo. Taip, tada štai toliau širdelių tema. Tikrai Rūta rodė to, nes čia vien tos širdis, tai manau, kad iš tos temos. Taip, tada dar viena širdis. Net manau, kad turėčiau kam išsiuvinėti dovanų šitą. Taip, tada nuostabaus grožio kojinė. Sutapimas mano vyras Tomas. Aišku, toks dažnas vardas, tai čia joks nesutapimas, bet žiauriai labai graži. Tokia kalėdinė. Na, man šita tokia minimalistinė, tai labai,
labai patiko, manau, kad irgi bus siuvinėjimų. Šitą pelėdą aš mačiau, neatsimenu pas ką, bet mačiau išsiuvinėtą ir man labai patiko, gal pas Rūtą ar tave ir mačiau, nebeatsimenu, bet jinai man labai labai gražiai ir yra šitos linijos, man atrodo, yra ir daugiau gyvūnų ir kiti man labai patiko, atsimenu, elnias gal, briedžiukas, tai irgi labai labai gražus ir šitą pelėdą irgi. Tai man visa linija serija labai yra graži, tai labai smagu, kad vieną iš jų galės išsiuvinėti. Oi, toliau važiuojam. Įsivaizduojat kiek? Ar rimtel pagalvojai, kiek schemų aš gavau, tai sakėt, kiek aš verkiau, tiek pamačiusi kažkoks nesuvokiamas labynas, kuriuo aš anksčiau ir vėliau pasidalinsiu su jumis. Taip, abėcėlė irgi labai man patiko. Nuostabaus grožio. Šitą manau, kad aš pradėsiu irgi o Jėzau, čia gausiu baną už schemų rodymą. Šitą manau, kad aš pradėsiu irgi pavasarį, gal netgi šitą ir pirmą pradėsiu, arba kurį rodžiau, nes labai gražus šitas darbas. Vau. Rūta minėjo, kad šitą darbą buvo pametusi ir nusipirko antrą, tai jeigu nori, galime kartu pradėti, tai reikės pagalvoti. Irgi toks pavasariškas, tai vagelyčių visokių, visko, tai kad gal visai būtų ir variantas kartu. Labai gražus irgi. Aišku, čia jeigu šarčiau parodyt. Sakau, jeigu tas mano filmavimo kokybė bus nekokia, tai nepykit, nes tiesiog aš per daug susijaudinęs dabar esu. Taip. Kaip čia dabar man? Va, Ink Circles irgi aš esu jų gerbėja dar nuo Linos filmavimo laikų. Lina, pradėk filmuoti vėl. Ir labai gražu, bet čia turbūt ir yra tie siūlai skirti, vėl aš grįžtu, kad galbūt čia, galbūt anam darbe, tai gali būti, kad šiam. Bet aš tikriausiai siuvinėčiau jį neraudoną. Aš suprantu, The Big Red Ship of Life, ar ne, vadinasi didelis raudonas gyvenimo laivas, jeigu išvelgiat, čia ir yra laivas. Bet aš jį visai gal ant tamsiai rudos medžiagos matyčiau su kokia, nežinau, balta arba šviesiai ruda spalva, arba atvirkščiai šviesiai ruda su tamsiai rudais siūlais, tai aš jį gal visai paveršiu neraudonu. Žiauriai, pažiūrėkit detalės, man apskritai Ink Circles, sakau, nuo Linos filmavimo laikų man yra kažkas tokio. Žiūrėkit, čia driežiukas, krabas, va, visokie žmogeliukai, ta prasme, wow, jis yra fantastiškas. Nuostabus darbas, tai, bet sakau, turbūt neraudoną daryčiau, aš jį pakeisiu, tamsiai mėlyną, kokia, va, irgi labai gražu. Nu, žodžiu, Ink Circles tikrai kažkada buvo mano gyvenimo noras išbandyti, tai ačiū Rūta už suteiktą galimybę. Nora Corbett, pirmasis mano čartas gyvenime, Noras. Labai graži, visiškai mano spalvų. Na, kas mane pažįsta, žino, kad rožinės, violetinės yra mano. Tai fantastiškai labai. Ir pataisykite, jeigu klystu, Arijas, tai čia yra jautis. Ar aš painiojuosi? Nes aš esu jautis. Ne, Arijas ne jautis yra, taip, nes taurus yra jautis, ką aš neku, čia yra avinas, bet labai gražus. Super. Tai va, bus mano pirmoji Nora Corbett. Važiuojam toliau, visada dar ne pabaiga, varau ir dar ne pabaiga, tai Rūta, nu wow, kosmosas. Tai vėl apsiverksiu. Taip, ok. Susiėmam. Dar vienas darbas, nematytas man, nei dizaineris, nei niekas, bet irgi toks vasarį galim pradėti, širdžių mėnuo, ne, Valentinas, labai fainas. Ir paskutinis
kaip pirmasis Nora Corbett, tai pirmoji ir Mirabilija. Gyvenime dar jas nesiuvinėjau, bet labai labai svajojau. Ir štai tokią gražuolę gavau. Labai. Net nežinau, ką pasakyti. Tai va, tiek yra visko nuostabaus. Rūta, nežinau. Ačiū. Tiesiog ačiū. Tai dar 100 kartą milijoną girsiu. Dar nesugalvojau, kaip darysim, bet sakau, aš tikrai dalysiuos šiomis schemomis su jumis. Tai tikėtina, kad tą, ką išsiuvinėsiu, paskui perduosiu. O galbūt, jeigu atsižvelgsiu kažką, ko neplanuoju siuvinėti, tai gal dar anksčiau aš jums jas perleisiu. Tai man dar anksti kažkaip, dar per anksti man suprasti, kaip aš jaučiuosi. Tai tikrai, bet pažadėjau, kad tas schemas pas mane neužsiliks. Tegul jos keliauja po pasaulį ir kartu mes kurkim grožius. Tai va, toks intarpas greitas. Ačiū, kad žiūrėjot. Dar kartą ačiū Rūtai. Tiesiog aš kai atsimenu, kai pamačiau, kaip jinai siuntė kažkada Monikai su Ilona ir aš buvau tiesiog apsėsta, kaip taip gali būti, tas Rūtas gerūnas. Ir nu va, taip nutiko, kad po kiek čia laiko kažkiek praėjo ir lygiai taip pat tą gėrį nešioja kitiems. Tai ačiū. Ačiū ir susitiksim. Iki. Sveiki visi. Planas buvo šitą banginį pabaigti per sausio mėnesį ir tikrai man puikiai pirmai sausio dalyje sekėsi. Aš čia tikrai jau didžioji dauguma padaryta buvo, bet dabar 2 savaitės visiškai nesiuvinėjau, nes tiesiog fiziškai negaliu, labai daug dirbdavau. Tada jau grįžus dar aišku dalykai namuose, ten namų darbai ir rutininiai. Ir aš jau tiesiog fiziškai nebeturėdavau galimybės kada. Nes užmigdu dukrą ir pati tada krentu miegot. Tai vat, o savaitgalį buvo užimti, šventėm dukros gimtadienį. Tai žodžiu, nebeištvėriau. Šiandien yra sausio 29, pirmadienis. Nebeištvėriau, nuvedžiau dukrą į mokyklą ir pasiėmiau šiandien mamadienį. Tai šiandien tik skaitysiu ir siuvinėsiu. Ir pagaliau po 2 savaičių pertraukas vėl judinsiu kryželius. Tai ką? Turiu tiek, varau siuvinėti. Sveiki, na ką, nuo paskutinio mano intarpo praėjo kokios 5 dienos, bet iš tikrųjų aš tą banginį pabaigiau tą pačią dieną, kada ir filmavau. Tiesiog kadangi turėjau laisvą mamadienį, tai paėmiau ir užbaigiau. Tai va tiesiog per vieną prisėdimą pabaigiau. Tai štai mano banginiukas, jisai jau išplautas, išlygintas. O, Jėzu. Bet, na vis tiek, dar jaučiu dar kartelį persklaupti ir išlyginti. Tai va. Sam Stitch. Schema. Perkau Etsy. Ispanės. Kryželių yra lygiai 3001. Na, išsiuviniau per kokias, nežinau, 8, gal 10 prisėdimų. Tai praktiškai viską padariau sausio pirmoje pusėje. Kaip minėjau, paskui 2 savaitės nesiuvinėjau, o tada paėmiau per 1 dieną ir pabaigiau. Tai realiai, jeigu nebūčiau padarius to tarpo 2 savaičių, tai ir būtų per 2 savaitės išsiuvinėta. Bet tiesiog padariau tarpą ir tada per 1 dienelę pabaigiau. Tai čia bus draugiai, dovana, 30-metis. Paskutinė mano draugė, kuriai sueis 30 ir jau tokios dovanos pasibaigs. Tai va, tai aš netgi turėjau planą tą pačią dieną nufilmuoti, kai pabaigiau. Ir paskui vis kitą, ir kitą. Bet taip ir nenufilmavau ir jau praėjo 5 dienos nuo jo pabaigimo, bet va, neprisiverčiau. O neprisiverčiau dėl to, kad galvojau, gal reikia iškart išsirinkti naują pradėtuką iš savo naujų gautų dovanų. Ir jums parodyti. Bet esmė tame, kad aš tą vieną dieną pasiuviniau ir vėl aš siuvinėti nebenoriu. Tai visas šitas 5 dienas nesiuvinėjau nieko, nes tiesiog nenoriu ir neišsirenku. Taip pat supratau, kad jau vasaris, jau reikia jums leisti video už sausį, o aš nieko nesirenku. Tai tikėtina, kad man dabar yra tiesiog siuvinėjimo ir skaitimo blokai.
aš nenoriu nei skaityti, nei siuvinėti, tai kodėl aš čia turiu verstis, rinktis kažkokį naują pradėtuką. Tai žinau, kad tikriausiai labai laukėt, pamatėte mano dėžę ir aš pati labai laukiu, bet aš tiesiog šiuo metu nenoriu siuvinėti. Tai va, tai tikriausiai tai, ką išsirinkau, pamatysit jau kito mėnesio apžvalgoje. O sausis tai va buvo pat toks. Vienas pradėtas ir vienas pabaigtas darbas. Tai ką, einu sumontuosiu ir gerą žiūrėjimą. Ir labai prašau, paspauskit laiką, paprenumeruokit, kas neprenumeruoti. Aš dažniausiai šitų komentarų nesakau, bet pamačiau, kad tikrai veikia. Kai kitas merginos gale pasako, aš tada, tiksliai reikia paspausti laiką. tai ir jūs paspauskit arba jūs pakomentuokit. Tai va, tai ačiū, kad buvo šis sausis su manim ir pažiūrėsim, kas laukia toliau. Iki.